Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje staigmeną pateikęs Panevėžio Lietkabelis neketina sustoti. Pusfinalyje Vilniaus Lietuvos Rytą įveikę Lietkabelio krepšininkai finale mes iššūkį favoritu laikomam čempionui Kauno Žalgiriui. Mes bus sunkiau negu su Rytu laimėt, bet pasistengsim. Kas lėmė pergalę pusfinalyje ir kas laukia finale, išskirtinis brolių Lavrinovičių interviu. Jeigu yra kolektyvai, kurie vienas, antras, trečias tiki, perdoda tą ir užsikrečia, tai automatiškai ir komanda pradeda tikėti ir rodyti geresnius rezultatus. Aš čia, broli, pastovėsiu kaip dekoracija, gerai, tu pakalbėk. Savaitgalį Sidorenoje krepšinį pakeis dviračiai. Panevėžyje vyks Lietuvos dviračių treko čempionatas. Daugiau Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščių rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Sekmadienį prasidės Lietuvos krepšinio lygos finalas. Čempionų titulą ginantys Kauno Žalgirio krepšininkai finalo serijoje iki 4 pergalių susitiks su pirmą kartą į finalą patekusiu Panevėžio Lietkabeliu. Bus sunkiau negu su Rytu laimėt, bet pasistengsim atiduoti visas jėgos ir, žinot, gal kažkam atrodo, kad mums pritrūks jėgų, todėl kad vis tiek mūsų komanda gal pati tokie vyresni mes, bet daug specialistų sakydavo, kad mums su Lietuvos Rytu pritrūks jėgų, bet mes įrodėm, kad dar turim, kad galim dar žaisti ir stengsimės, o ten kaip bus, tai bus. Mes nesiruošiam ten susitaikyti su antrą vietą. Nėra kur taupytis. Jo, be abejo. Kovosim, o kaip ten bus, tai bus. Pamatysim, bet sakau, be abejo, Žalgiris čia visai kito kalibro komanda, kito lygio ir bet mūsų trenerių štabas, manau, padirbės šio klausimu, išanalizuoti gerai ir mums tik tai reikės atiduoti visos jėgos ir išpildyti trenerių nurodymus. Didelį nuopelną dėl istorinio pasiekimo broliai priskiria Lietkabelio treneriui Kaziui Maksvyčiui. Daugybę pasaulio ir Europos čempionatų aukso medalių su Lietuvos jaunių rinktinėmis laimėjęs Maksvytis įrodė, kad gali sėkmingai dirbti ir su vyrais. Rezultatai kalba už save. Ir aš manau, kad jisai eilinį kartą įrodė, kad jisai yra puikus, šiuolaikinis ir perspektyvus treneris. Mes čia toks ne vienkartinis kažkoks tai įsišokimas ar parodymas, bet daug metų, kur jisai rodo tikrai gerus rezultatus. Ir aš manau, jisai eis toliau, jisai profesionalus treneris, jisai dirbantis treneris, darbštus ir aš manau, kad su jo tokį pozityvumų, su jo perdavimu tą pasitikėjimą, jisai gali pasiekti labai daug. Turim daug specialistų ir jisai vienas iš tų, kurie gali tikrai daug pasiekti ir daug ką duoti Lietuvai. Pusfinalio serijoje Lietkabelis 3-1 nukovė Vilniaus Lietuvos Rytą. Pasak brolių, daug prie pergalės prisidėjo ir Panevėžio sirgaliai, kurie Sidorenoje užpildė ne tik sėdimas, bet ir stovimas vietas. Su Rytu atrodo, kad labai lengva serija buvo, bet tikrai aš manau, kad čia mūsų dėka mes privertėm paprasčiausiai, kad atrodytų, kad buvo lengva serija, bet iš tikrųjų čia yra pajėgi, galinga komanda. O dėl žiūrovų čia yra nuostabu, kiek aš skaičiau, kad vėl rekordas buvo ir malonu buvo matyti, kaip net žiūrovai, fanai sėdėdavo ne vietose, o ant laiptų, kaip kurie nestovėdavo. Net mūsų tėvukas sėdėdavo ant laiptų. Norėjom įrodyti ir kiekvienas žaidėjas suburtas šitam kolektyvui, šitoj komandoje, jie turėjo patikėti, kad mes galim. Ir jeigu yra kolektyvai, kurie vienas, antras, trečias tiki, perdoda tą ir užsikrečia, tai automatiškai ir komanda pradeda tikėti ir rodyti geresnius rezultatus. Aš čia, broli, pastovėsiu kaip dekoracija, gerai, tu pakalbėk. Vienu įspūdingiausių epizodų paskutinėse pusfinalio rungtynėse tapo Kšištofo Lavrinovičiaus blokas Artūrui Gudaičiui. Broliai kaip visada juokauja, kad Kšištofui paprasčiausiai pasisekė. Ne, tai ten pasisekė. Pasidavė Gudaitis, aš manau. Ne, jisai atsipalaidavo, aš pasinaudoju to, bet čia, tai ką jisai, neįvertinu mano rankų ilgumo.
Šokti jau nepašoko, tai vienas vat, kas liko, tai ilgos rankos. Kovoje dėl bronzos 4 legionierių atsisakęs Lietuvos Rytas susitiks su Klaipėdos Neptūnu. Dėl bronzos kovojama iki 3 pergalių. Savaitgalį Panevėžio Sido arenoje krepšinį pakeis dviračiai. Lietuvos dviračių treko čempionate šeštadienį vyks vyrų komandinės persekiojimo lenktynės bei jaunų sprinto, komandinio sprinto ir grupinės lenktynės dėl taškų. Sekmadienį jaunieji dviratininkai varžysis hito, skrečo ir individualiuose persekiojimo lenktynėse. Iš viso čempionate dalyvaus beveik 100 dviratininkų. Lietuvos dviračių sporto federacija norėtų dažniau varžybas rengti moderniame Panevėžio dviračių treke, tačiau tai įgyvendinti trukdo lėšų trūkumas. Norėjom vien federaciją šiemet padaryti 5 atskiras varžybas, plus Panevėžys savo daro, bet kadangi dabar mes nebegaunam rėmimo, kaip gaudavom anksčiau iš Panevėžio miesto savivaldybės, tai teko atsisakyti kai kurių varžybų, sutraukti, kad ir biškį mažiau dienų daryti. Trekas kainuoja nemažai, apie 1000 eurų reikia vienai dienai. Pastaruoju metu Lietuvos dviratininkai daugiau medalių iškovojo būtent treke, tačiau pasak federacijos atstovo auga perspektyvūs tiek treko, tiek ir plento dviratininkai. Paskutiniu metu, aišku, džiugina, kad trekas su Simona priešaky. Taip pat neblogų rezultatų, kuo toliau vis parodo Vasilijus Lendelis, Miglė Marozaitė, Olivija Baleišytė perėjus iš jaunių irgi rodo, kad tikrai turi pretenzijų į aukštas vietas, tai galbūt ateina tokie laiptais, kad neduoda, kad visur gerai, paskui niekur blogai, tai galbūt ir mums šiek tiek yra gerai, kad vis kažko turim, tai nemanau, kad kažkas neatsiras ir vėliau, nes auga ir jaunimas tiek plente, tiek treke. Lietuvoje vis plečiantis dviračius pamėgusių žmonių ratui tikimasi, kad augs ir profesionaliai sportuojančių skaičius. Lietuvos futbolo sirgaliams reta galimybė išvysti Lietuvos A lygos komandas žaidžiančią savaitgalį. Šį savaitgalį vyks Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybų antras ratas, kuriame kovas dėl taurės pradės ir A lygos klubai. Jie rungtynės su žemesnėse lygose rungtyniaujančiomis komandomis žais svečių aikštėse. Šeštadienį Kauno Žalgiris susitiks su Panevėžio klubu, o Jonava viešės pas seniausią šalies klubą Kybartų Sveikatą. Kauno Stumbras susitiks su Šilutės 11, o Vilniaus Žalgiris vyks į Gargždus. Sekmadienį Palangoje viešės Utenos Utenis, o Marijampolės Sūduva egzaminuos Kauno Jėgelman Litauen. Vilniaus Vyčiui teko Klaipėdos Atlantas. Iš viso taurės turnyro antrame etape bus sužaista 16 rungtynių. Po jų liks 16 komandų pretenduojančių į taurę, kurios laimėtojams atiteks kelialapis į UEFA Europos lygą.